keliaujam į kavinukę tokią Madame. Ten yra labai fainų dalykų, ten yra vaflis Eifelio bokšto formos ir aš jo labai noriu. Ir yra visokiausių dalykų, yra gimtadienio mača ir aš aišku, kad noriu gimtadienio mačios, nes šiandien mano gimtadienis. Jūs pažiūrėkit kokio dydžio. Gerai, bet aš žinau, kur mūsų jau Madame. Bet čia vadinai va už kampo pasuksim. Žinokit, Paryžiuje yra žiauriai karšta ir labai ilga eilė, todėl nusprendėm, kad mes einam link Eifelio bokšto ir jeigu kad ten kur nors kažką užsuksim į kokią kavinukę. Bet čia aš būčiau žiauriai norėjus nueiti, nes ten žiauriai fainai. Tipo, labai cool. Vaflis Eifelio bokšto formas, sign me up. Bet tai tiesiog gyvenam toliau, judam. Ar aš nusivylus jo? Bet užtat aš Paryžiui. Kamilė su Marija va taip susiderinusios yra va, tokios taškuotus, balta, juoda. O juoda ir balta. Wow. Netyčia. So pretty. Paryžiui. Yra šiandien 3 tikslai. Vienas buvo nueiti tą Madame. Nepavyko nueiti. Tokį. Tada antras yra pasidaryti pikniką prie Eifelio bokšto ir pažiūrėti fejerverkus šiandien prie Eifelio bokšto. Nes šiandien jie švenčia dieną anksčiau tą Bastilijos reformaciją ir nesitoj taigi žais futbolą. Tai reikia pereiti gatvę. Tai jie perkelia va į šiandien fejerverkus. Tai grinai per mano gimtadienį. Oi, bet čia gražu. Bet va, lap. Atėjom vaikščiai parduotuvę vandens. Ir pamačiau, kad beinant link Eifelio, Eifelis mums toli yra, bet čia netoli yra Luvras. O mes grinai buvom užsirašysius į Luvrą, bet jis atšaukė dėl karščių, kaip uždarytas yra. Tai bent jau mane tapkės dega, aš paliečiu tapkį dega. Gerai, dar aš paėsiu. Gerai, vanduo turim, einam. Ai, čia naujas veikėjas mano blogė, Tija. Mano sesė. Wow. Y'all don't know. O, jeigu. Bet va, mums čia kažkur tiesiai va reikia žiūrėti. Čia bus mūsų aksesuaras. Stay hydrated. Gražu. La beautiful. Koks saidas? Wow! Was ist dies? Ar matot? Ten Luvras. Luvra piramidės. So cool. Oh my god. Mums jokio gido nereikia. Mes pačios viskas susiradom. Ai, palauk, ten fotkinasi va. Gražuolės panelės. Nu, pažiūrėkit. Dėja, negali veikti vidų. Grinai šiandien tai buvom užsirašusios 2 valandą įsipratą, kodėl, žinau, kad žiauriai kažkai. Čia nesąmonė. Žiauriai nesąmonė. Žiauriai blogai. Reikia laiptų, jo pačią. Ten tie tonai šitą. Ir tas Triumfo arka, man rodos, čia dar. Susiek. Nu, tipo irgi populiari vieta. Nu, ne tiek populiari, kad aš žinau. Eifelis! Aš nemačiau. I am coming for ya. Va čia Senės upė, va kaip gražiai mergaitės ten sėdi, va mes irgi su tokiu rytoj panašiai turėtumėm praplaukti. Plauktume per tiksą. Gėda. Nedraugiški žmonės. Dar vienas pabandysiu dar. Įdomu. Čia nežinau, kas čia per vietą, bet va, žmonės stovi laukit ir mes va. Atėjom, laukiam. Kad jokių assassination nebūtų. Bet ten va Eifelio bokštas matas, va. Nestok. Taigi ten reikia pasirasti. O kad čia automatiška. Apsiniaukė, bet aš vis taip nebegaliu eiti. Bet jau mažiau karšto keliauju pagalvoju, jau mes tiesiog
Aš jau pavargau tiesiog, bet nebėra karšta. Ne, nu nes ir apsiniaukia, bet nu liko 8 minutės iki Eifelio. Kol kas dar jau jo visiškai nebematom. Kaip jūs laikotės? Man rodos, jau atėjau prie tos geros gatvės, kur žiūrint, gerai matosi Eifelis ir tipo galim fotkintis. Tie turistai, kokie neoriginalūs. Kodėl visi daro tą, ką ir mes norim daryti? Kodėl nėra originalumo? Jūs pasakykit man. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille. Va, visur grinai uždaryti yra tie įėjimai va, į tą Eifelio bokšto erdvę, į tą kaip parkelį. Nu gaila, nu. Aš, tai reikės kitą dieną varyti. Nu, bet niekas nėra blogo, kas išeina į gerą. Taip kažkaip suduodu. Žiauriai karšta. Kiekvieną dieną tokiam karštį tai negalėčiau būti, žinoti. Aš tikrai ištirpčiau. Oh, because my head is full of poison and my heart is full of doubt. I've got toxins in my bloodstream. You try hard to suck them out. Atėjom į kepyklėlę, pasimsim kažką pavalgyt ir tada eisim į Starbucksą kavytes. Bet čia labai gražu. So beautiful. Nieko nesureagavo, kurot. Va, paėmiau sumuštinį, va. Visas turim po sumuštiniuką. Sakysim, man atsigerti. Man rodos, čia tiesiog pasidėsim, va. Pavalgysim ir atsigersim. Čia atidėsiu gerą gaivų. Užsakiau maistą, Marija, kaip? Skanus? Bet faina, Marija. Aš tokį pat kaip Marija užsisakiau. Tie ir valgo? Ne. Ai, tie laukia. Va, tie dirba. And I work like a dog day and night. Aš tik gaunu progą, pasisakau, kad mano gimtadienis. Ir kažką man turbūt mano padelė žodžius. Happy birthday! Pakį pasimėjau sugar chicken espresso caramelized banana laksa. Labai bananiška. Jo. O, vienas bananas. O, čia bananas, tada paliausiu. Labai sausa. Nusipirkau vakar va tokį va. Iš Pepko. 4 eurai žiauriai fainas. Millennial pause. Nu mes negirdėjom nieko. Mes tik tokį stiebą filmavom. Šios dienos update'as. Mano gimtadienis truputį negimtadienina. Nu viskas yra ne taip, kaip aš noriu. Nu bet tipo, live, laugh, love. Nežinokit, čia tiek daug žmonių, viskas uždaryta. Man rodos, mes net neįsim žiūrėti tų fejerverkų, kaip norėjom. Bandėm varyti namo, įsikvietėm Boltą. Su Boltu prasidėjom... Su Boltu prasidėjom 20 minučių vienoje vietoje. Tada pasakiau, kad... Tada aš pasakiau tam vairuotojui, kad mano gimtadienis. Kaip jis apsidžiaugė, paleido per TikToką. Prancūziškai kaip dainuoja su gimtadieniu. Joyeux anniversaire. Au lieu de lui dire tout ce que... Aujourd'hui c'est ton Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci beaucoup. Voilà. Stress. Yes, to you. Happy birthday. Tai pasiklausėm, patūsinom. Ir tada tiesiog stovėjom vietoj, ten stengiasi mumis ten pro kažkur ten pravažiuoti, nieko neišeint. Tai sakom, ate atsisveikinam. Bet čia tikrai geriam. Jo. Jo, va. Tai pasipildom vandens, nes žiauriai blogai yra. Ir dabar tiesiog einam kuo toliau nuo centro ir bandysim ten kviestis Boltą. Žiauriai pavargusios esam. Na ir tada rytoj bus mano gimtadienis, pasidarysim tokią gimtadieniškesnę dieną. Nes šiandien biškį nelabai gausi. Čia nieko tokio. Taip būna jau. Taip jau būna gyvenime.
ką padaryti. Tokia realybė. Ne visada viskas išeina ir einasi taip, kaip tu nori. Aš su tuo pradėjau kalbėti prancūziškai ir jis su manim kalbėjo prancūziškai. Ir turbūt pagalvoja, kad aš moku prancūziškai. Aš nemoku. Tada jisai sako, grinai klausė, sako, o iš kur jūs esate, sakau, iš Lietuvos? Čia Rusija? Kaip atsibodo tokie, jo, jis sako, tai čia Rusija? Škia, grinai ne. O žinokit, šiandien dieną tai... Čia kažkas dar va. Ja. Nu, daryk pulį. Pykstamės mes. Nes jinai. Jinai mane durna buvo. Jis sakė, kad esi sena. Taip sakiau, o ką? Kažkas žvupau. Į sveikatą. Į sveikatą. Nusičiaudė iš mūsų. Pažiūrėjau. O, va, ten yra. Triumfo arka, va. Oi. Triumfo arka. Trauktyje. Triumfo arka. Triumfo arka iš lentijos nuosis. Nu ką sakai, arka, nu. Einame iki triumfo? Ne. Dabar? Ne. Leniau? Aš jums papasakosiu vieną anekdotą apie lietuvius ir prancūzus. Atvažiavo 2 lietuviai į Paryžių. Viens žemaitis, viens nežemaitis. Tas nežemaitis atėjo į tą parduotuvę ir ant nemok prancūzų, tai jis ant toks tas žemaitis sako, stop, tuoj aš tau užsakysiu viską. Ir tas žemaitis sako, ledaunas, pardavėjais duot dauną, lesveista, duot sviesto tas pardavėjais, lepeino, į tas pardavėjais duot peino. Ir sako, ir tas žemaitis sako, va, prancūzas suprant žemaičių kalbą. Ir tada tas pardavėjai sako, a tu pablūda, aš irgi žemaitis esu. Mes paskaičiavom, kad mums labiau apsimoka pareiti, negu su kažkuo važiuoti. Mums liko kokią minučių, tai kažkas yra nepatenkintas. Įdomu, ko. Ja, man irgi įdomu. Kaip ten, per ką įsityja ten? Tai grįžkime į Telšių žygis per Europą su močiutėm. Kur močiutės, aš tai nematau močiutės. Čia. Aš jauna dar. Ne. Kaip paaugus, kaip mažai kažko. Liko mažiau nei 10 minučių iki namų. Aš jau žinokit, tai pavargau. Aš nesitikėjau, kad tiek daug vaikščiosiu. Bet gal visai gerai, bet žinokit. Kamuoliukais. O, nežinau, kažką žaidžia, vas kamuoliukais kažkokiais mažais. No idea. Kad ne? A ten ne mūsų va, į visas. Labiau džiugiai neįpėlė plokštą. Kad tu net jo normaliai nematei, ponia. Mes jau čia va, mūsų čia va namai. Žinokis, mes iš visko juokiamės, bėga kažkoks bėgikas. Kamilė su Kamilė prieki, sako, atsargiai, du trenks. Aš ten žviegu, tie žviegu. Tada ten jau tie planuoja pagrobti vaikų kamuolį. Futbolo. Ir aš tada sakau, į tave nutrenks, tas bėgiks. Ką pradėjom jaukti? Čia tie. Ką pradėjom jaukti? Tai mūsų va mašina. Gerai, kad pirmam aukšte gyvenam. Nu, palei prancūzus tai antram. Ne. Mes šiaip gyvenam antram aukšte, bet pagal prancūzus pirmam aukšte. Šiaip, jo, čia kaip tas Elui buvo. Žinot? Emelin. O jūs užlipas žmogus. Ai, Oi, man įbuksis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Très bien. Et toi? Oui. Merci. Šitai aš bendravau
Su Prancūzija šiandien kažkas tokio. Papasakok. Sandwich. Un sandwich. Trop. Sandwich. Leidžiamės į metro stotį, tai va. Štai kaip mes laikome savo daiktus. Aha, laikom. Netgi vandens buteliukus. O aš telefoną va taip pasukrienus. Ir tašą. Ir keliausim iki tulpių, pavalgėm, labai skanu buvo. Tik tai ten, aišku, nebuvo šaltų gėrimų, tik karštų, tai yra geras ženklas. Nes reiškia savo kėlį. Ir aš atsisveikinau ir man sakė, kad mano labai gera prancūzų. Aišku, aš tik moku 5 frazes. Jo sakau, merci beaucoup, au revoir. Wow, very good French. Tokia, merci. Čia mes išėjom iš metro ir čia kažkoks paradas, va vyksta milijonas žmonių. Vyko bent jau. Ne, dabar va eina dar, va, aš matau galvas judančias. Šiandien tikra Basilijos diena yra. Vakar tik atidėjo fejerverkus. Tu matei fejerverkus? Ne. Ir ploja visi va šitiem žmonėm. Dėkoja už jų servis, už jų darbą, sunkų darbą. Visi ploja, net ir lietuviai. Lietuviai ploja. Lietuviai palaiko. Eilė ilgiausia va. Žiūri, palaiko ir ploja ir džiaugiasi. Aš ne Porterė Paulina, čia su jumis. Viskuo dalinsiuos, kas šiandien tik įvyks. Labai, mes atėjom į Oišę. Nežinokit, visur dabar kelias yra užkirstas, kur mums reikia. Ten yra tipo tvara, kad praeitų tie kareiviai. Tai aš nežinau, vėl keičiasi planai. Tai va, atėjom į Oišę va. Apsižvalgyti, pasigrožėti ir tikiuosi, kaip nors turėsim bent jau per aplinkui apeiti. Ir aš tikiuosi, kad iš vis bent jau dirbs, o bus atidarytas tas sodas tulpių, nes jeigu ne, bus tai biški. Bet ne. Live, laugh, love. Kadangi mes vis tiek niekaip nepraeisim iki tulpių, einam link Triumfo arkos. Prie Triumfo arkos yra Eifelio bokštas. Tada prie Eifelio bokšto ir tada pasiplaukysim po Senės. Sakau, jeigu Paryžiui dirbčiau barista, jeigu mane kažkas sunervintų, aš riumot pradėčiau, kad išgąsdinti ir kad visi pabėgtų. Niekas neužsisakyti. Ir aš vis tiek pinigus gausiu, nes aš dirbu. Ne, tai tave atleis, nes tau skundus rašyti. Vuitton tie. Louis Vuitton. Gerai, toliau einam. Čia yra va už šito medžio Triumfo arka, bet mes jos nematom, nes medžiai yra ir va visur va užtverta yra. Einam prisės kažkur. Karo, čia kažkokia nesąmonė. Va, tik tiek galim Triumfo arkos matyti. Kaip mums tą kruizą Senės patekti įsivažiuoti. Čia žmonės kabo. Galėtų bus tik paskraidinti Senės upės. Norėjau gazuoti kažko. Pasimauti tie tokią arbatą, Marija, matos. Kamilė kažką pirkti. Paskui jau visą laiką praradusius. Ačiū, Paryžių. Kelintas kartas, kai dabar bandom eiti prie Eifelio bokšto tie. Nesibaigiantis. Dabar va, bandom dar kartą. Su metro važiavom. Žiauriai daug žmonių. Važiuojam pasifotkinti, tada pasimsim krepių ir tada plauksim su kruizu po Senę. Pasiruošusios Eifelio bokštą pamatyti jau dabar tikrai. Aš jau nebegaliu šiandien turėti kažko tas, kas neišeina. Turiu gerų žinių. Aš prie Eifelio. Tai buvo nesėkminga ir pagaliau sėkminga. Negaliu būti laimingesnė. Jūs pažiūrėkit, kokią grožę. Kokią grožę.
keliaujam į laivą. Va į tokį lipsim, labai jau turistiškas. Nu, bet ką padarysim. Pasiplaukėsim, pasėdėsim, pačilinsim. Aš jau žiūrėjau, o ne? Mes tiesiai ant saulės visada būsim. Mes jau sėdim, va. Aš nežinau, atidarytas langas čia kaip ir suoliukas, kur galima atsisėsti. Nežinau, aš tai va atsisėdau ir pavėsis kaip ir yra gaunas. O, balandis va su manim. Nu, nežinau, gal gerai, gal blogai. Gal žmonės kažkas. Niekas nemojuoja. Gal. Nu va, plaukiam. Nu labai fainiai čia va. Labai fainiai. Gera pasėdėti ir pailsėti. Paskui, nežinau, aš labai noriu pas tas tulpes eiti. Bibi? Sisi? Nono? Momo? Mona Lisa? Majoja. New besties mūsų. 6, 7, 6, 7, 6. Mano žmonės. Gražus gyvenamieji butukai, visai tokiam norėčiau pagyventi. Visai fainiai. Tai gyvenk. Nu, gyvensiu. Gyvenk. Gerai. Gerai. Plaukiam pro tunelį ir kažkokia grupė žmonių šaukia iš karto, nes labai geras aidas yra. Tai va, toj va, praplauksim, paklausykit. Kad mane nuvylė, jau galvau nebešūkau, nes jie pro kiekvieną tiltą, kurį praplaukiam, šaukiam. Ja, fain, juokinga. Ne? Ir baigęs mūsų pasiplaukėjimas, o mūsų įspūdingasis Eifelis. Pažiūrėkit, čia shopping centras yra. Vau, kokio grožio. Vau. Mariah Carey. Susitinkam po kelių valandų. Tai paskutinį kartą matėmės tame ten tame shopping centre labai gražiam. Tai ten labai daug visko buvo. Per daug žmonių visko eini, ten grinai prieš tave nieks neina, o juda tas eskalatorius. O ten grinai aš kažkam jau ten pradėjau sakyti, judėk, tu eik. Nes jau nebegalėjau, jau per daug visko buvo. Tada nuėjome kažkokią kaip kepiklėlę, pasėdėjom, va, Kamilė su Marija pavalgė, mes tie nieko nepasimėm, mes tik pasimėm šerbetus ir aš pasikrovau telefoną, nes man mirė. Tada nuėjome į Sephorą ir... Parodyk tie, ką nusipirkom iš Sephoros. Labai gražus maišiukas. Nusipirkom veido kaukės, kurias turi pasilikti per naktį. Jos įsigeria į veidą, tada kai nulupi, bus gražu. Ja. Tai 4 čia yra. Sprendėm, kad eisim iki Michael Jacksono sienos į Montmartre. Ir užėjom pasimti kažką atsigerti va, ir dar į tualetą, tai atėjom į Starbucks. Šiaip čia labai gražus Starbucks. Jisai labai fancy. Ir dar gražiau iš viso, va. Nežinau, matot, nematot? Bet jo, susitiksim prie Michael Jacksono. Atėjom prie Michael Jacksono sienos, va jau Kamilė fotkinasi. Ir, nu va, jau yra gėlyčių palikta. Tokia paprasta siena, bet, nu, labai. Look, what I love the best is the Brazilian meal. Futbolas prasidėjo, pažiūrėkit, kiek žmonių. Čia tiesiog prie vienos kavinukės ekrano, va, kiek žmonių prisirinko. Čia va, mūsų viešbutis ir va, kiek žmonių tiesiog pasirinko žiūrėti fulę. Nes jau kaip prieš tai sakiau, šiandien žaidžia Prancūzija prieš Ispaniją. Tai va, eik tu sau, kiek žmonių. Wow!